2011 m. lapkričio 29 d. Kėdainiuose duris atvėrė pirmasis Lietuvoje krematoriumas. Tai pats moderniausias tokios paskirties statinys Europoje. Jame sumontuota naujausia įranga užtikrinanti saugų, estetišką ir ekologišką kremavimą. Šiuolaikinės technologijos leidžia šį procesą atlikti sklandžiai, o atsisveikinimo momentu suteikia deramą pagarbą. Į Kėdainiuose esantį krematoriumą velionio palaikai atvežami specialiu transportu. Palaikus lydintys artimieji ar laidojimo įmonių atstovai pateikia reikiamus dokumentus krematoriumo administracijai, kuri, juos patikrinusi, palaikams suteikia kremavimo registracijos numerį. Tada velionio palaikai vežami į palydėjimo salę. Specialiu įrenginiu palaikai įkeliami į kremavimo sistemą. Visas kremavimo procesas valdomas kompiuteriu. Operatorius monitoriuje mato visus proceso etapus. Pirmiausia užregistruojamas kremavimo pradžios laikas. Kompiuterio ekrane matosi 3 pakopų proceso eiga, kaip palaikai keliauja iš kremavimo kameros į mineralizacijos kamerą, vėliau į aušinimo kamerą, po to atvėsinti kremuotų palaikų pelenai išimami. Procesas kompiuterizuotas ir automatizuotas, bei atidžiai stebimas operatoriaus, todėl neįmanoma jokia klaida. Krematoriumo specialistas monitoriuje mato ir įrenginio viduje vykstantį procesą. Yra galimybė įstebėti ir pro technologinį apžvalgos langelį. Kremavimo procesui pasibaigus atvėsinti velionio palaikų pelenai išimami ir iš jų pašalinami protezai ar kiti svetimkūniai. Naudojant naujausias technologijas, yra galimybė dar kartą išvalyti pelenus ir tik tada supilti juos į kapsulę. Į kapsulę įdedamas ir specialus daugiau nei 50 metų nesuyrantis kremavimo žetonas, ant kurio įspaustas kremavimo registracijos numeris, suteiktas atvykus į kremavimo įstaigą. Šis numeris palaikus lydi visuose kremavimo etapuose, todėl išlaikomas velionio anonimiškumas bei išvengiama žmogiškųjų klaidų. Kol vyksta kremavimas, artimieji ar lydintys asmenys gali laukti jaukioje laukimo salėje. Jų patogumui įrengta poilsio zona, kur administratoriai pavaišina arbata arba kava. Kremavimo procedūrai pasibaigus ir administratoriai dar kartą patikrinus dokumentus, artimieji ar laidojimo įmonių darbuotojai gali atsiimti velionio palaikų pelenus specialioje kapsulėje. Kremavimas ir jį lydintys procesai vyksta apie 2,5 valandos. Krematoriume yra siūlomas platus dekoratyvinių urnų asortimentas. Kiekvienas pagal savo skonį išsirinks urną tiek išskirtų laidoti amžino poilsio vietoje, tiek ir laikyti kolumbariume. Čia galima išsirinkti ir keramikų autorinių darbų. Jei artimieji pageidauja, Kėdainių krematoriume prieš kremavimą galima užsisakyti vieną iš 2 atsisveikinimo salių – mažesnę
talpinančią iki 30 žmonių, arba didesnę, kurioje su velioniu atsisveikinti gali ir 50 palydinčiųjų. Atsisveikinimo apeigoms gali būti pakviestas pageidaujamos religinės konfesijos dvasininkas. Po atsisveikinimo velionio palaikai pervežami į palydėjimo salę, kurioje kremuojami. Kėdainių krematoriume kremacijos vyksta nuo 7 iki 17 valandos. Pateikti prašymą kremuoti galite telefonu 8 347 55560 arba interneto svetainėje www.krematoriumai.lt. Mes dirbame jums, todėl visada pasiūlysime jums patogiausią kremavimo ir atsisveikinimo laiką.